Norit? Gerai. O jis turi knygą. Bairių knygą. Gerai. Štai vienas. Tuk, tuk. Ir tam reikėjo užrašų. Šios savaitės man buvo labai sunkios, Murėjau. Po to, kai nušoviau tuos 3 Wall Street'o bičius. Laukiu, kai galėsim juoktis. Kad nesulauksit. Čia ne bairis. Tu nejuokauji. Tu teigi, kad nužudei tuos 3 jaunuolius metro traukinyje? Kodėl turėtume tavim patikėti? Nes neturiu ko prarasti. Aš pasiekiau dugną. Visas mano gyvenimas – komedija. Paklausiu atvirai. Tu nužudei tuos 3 jaunuolius dėl juoko? Taip. Ir man nusibodo apsimetinėti. Komedija subjektyvus dalykas, Murėjau. Argi ne taip sakoma? Jūs visi. Visa žinė sistema. Jūs nusprendžiate, kas teisinga, o kas ne. Kaip ir tai, kas juokinga, o kas ne. Išmeskit jį. Kaip suprantu, padarai tai norėdamas inicijuoti judėjimą. Tu baigiai? Tai apgailėtina, Arturai. Atrodo, jog nori pateisinti save kaip žmogžudį. Ne visi žmonės bjaurūs, tikrai ne visi. Jūs esat bjaurus, Murėjau. Aš bjaurus. Kodėlgi? Nes rodėt vaizdelį su manimi. Pakvietėt mane į laidą. Nes norėjot iš manęs pasityčioti. Esate toks kaip jie. Tu manęs nepažįsti, bičiulė. Žiūrėk, kas nutiko per tave. Kuo viskas baigėsi. Lauke riaušės. 2 policininkai sunkios būklės, o tu juokiesi. Tu juokiesi. Per tave šiandien kažką nužudė. Žinau. Norit anekdoto, Murėjau? Manau, jau užtektinai prisijuokavome. Kas nutinka, nereikia. Kai susiduri su psichiškai nesveiku vienišiumi, nuo kurio visi nusisuka ir elgiasi kaip su šiukšle. Kvies policiją, žinai. Pasakysiu, kas nutinka. Policija. Gauni tai, ko nusipelnei. Labanakt. Ir nepamirškite. Tai... Naujausios žinios. Populiarus televizijos laidų vedėjas Murėjus Franklinas buvo nušautas tiesioginėme eteryje. Žmogus, kurį Franklinas pristatė kaip džokerį, yra suimtas. Policija išvedė įtariamą iš studijos surakinta antrankiais. Gauni tai, ko nusipelnei. Atrodo, plėšikavimas riaušės čia suintensyvėjo. Riaušės apėmė visą miestą.